aš pirmą anksti atsikeliu, biškį paliūdžiu, kad man biškį dar skauda va čia ir tada einu pavalgyti. Sakau, šiandien sakiau, kad man nepykina ir nevalgiau, o paskui dar biškį pažiūrėjau filmuką ir ėjau rengtis, susišukavau ir dar į darželį važiavau. O dantis įsiplovei? Tai kad žinoma nekeisti. Dantis dar įsiploviau. Aš atsikėliau šiandien ryte, tada ėjau valgyti pusryčių, paskui suvalgiau vaistuku ir tada ėjau įsiplauti dantukus, paskui susišukot plaukus ir apsirengti ir važiavau į darželį. Žaisti su draugais ir kai einam į lauką galima pabėgioti. Galima pasportuoti ir dainuoti. Galim, nes einam į lauką ir man su Barbara labai patinka žaisti su smėliu. Yra daug draugų į darželį. Patinka darželio priemonės. Galima piešti ant balto lapo. Einam dėlioti puzles visokias įvairiausias. Galim su draugais papiešti. Man geriausias draugas. O mergaitė? Ir nečiulpiam čiulptuku. O ką jūs veikiat prieš mokyklinukai? Dirbam darbus. O kokie tie jūsų darbai? Rašybos, sąsiuviniai ir ėmė knyga. O dar norėtumėt likti darželį ar jau keliauti į mokyklą? Mokyklą. Likti. Ir likti vieni, o kiti norit į mokyklą keliauti. Čia darželį viską išmokti. Ir Barbora atėjo su Ąžuolu, nes man jie geriausi draugai. Einu piešti ir žaisti. Makaronus, košes ir dar kažką. Dar valgau kiaušinį. Ąžuolas ir Barbora Ieva. Nes mane geriausia draugai ir man patinka su jais žaisti ir piešti. Matėm vilnas, matėm visus aparatus, matėm daug žmonių ir dar mano draugas pačiu geriausias yra Domis ir Ąžuolas, nes aš su Ąžuolum žaidžiu su kamuoliu ir aš su Domim mes žaidžiam ir Ąžuolas prisijungia, mes trise žaidžiam, pasipasuojam ir žaidžiam. Sauranį futbolą. Apie draugus noriu kalbėti. Mano pats geriausias draugas yra Gabija, Meira ir Beatričė ir Ąžuolas, nes jie yra patys geriausi mano draugai. Dirbam darbus, pradėtos, rašom, žaidžiam ir einam į lauką. Ir einam sportuoti, ir dainuoti, ir šokti. Ir dar eisim į robotiką ir į
jis labai nori sėsti ant mano lovos. Mažas šuniukas. Šerša vardu. O kita Usnė. Ir užsirašom vardus su pavardėm ir tada einam pavalgyti ir tada pavalgom, nusinešim indus ir tada einam žaisti ir paskui nueinam į salę pasportuoti ir tada einam į lauką, pažaidžiam lauke ir tada einam pavalgyti ir einam miegoti, pamiegoję, einam valgyti ir paskui einam žaisti. Sakom Lego visokius dalykus. Gavau dovanų droną, dar fotoaparatą, vartus, kamuolį. Prie žaidimo FIFA 25 kamuolį, kur prie žaidimo rodo Premier League ir gavau ausinės Mickey Mouse ir puodelį iš sesijos dovaną. Buvo 4 ir mūsų visą šeimą. Ir dar gavau prieš šventę. Tie vartai, jie ne vartai, tik tai jie taškai, kur galėjai įsidurti. Su to kamuoliu ir viskas, ir nežinau. Kurie auga namuose ir aš turiu vieną triušį vardu Juodžių ir turiu žuvyčių su šakų. Nešia vikšrą iš lauka ir jis galvoja, kad galim užauginti 5 ir vienas numirė kažkiek 10 dienos ir kol mes dirbam darbus ir mes iki 5 dienos kita numirė ir mes iki 15 arba 11 dienos kita numerį tik tai galėjom vieną išleisti, vieną ir numerį didesnį vikšrą, tik tai vieną draugelį užauginom didelę. O vikšrus auginom ir mano tetis atvežė dėžę ten, kur buvo vikšrai sudėti ir dar atnešėm jiems tokį, ką tam? Namelį. Jo, mes atvežėm jo. Jiems namelį pastatėm, įdėjom jos ten, pripylėm vandens, paskui ten pridėjom visokių lapų, auginom, 2 numirė, bet vienas tik pusiau išsirito, o kitas iš viso ne. Tai abu mirė, o kitas išsirito ir jisai skraidė. Labai auginam kristalą ir druskos kristalą. Mes į dubenį įpylėm vandens karšto, tada daug druskos įdėjom, tada išmaišėm, įdėjom siūlą ir jisai 2 savaitės augo. Ir paskui, kai užaugo, Rita išėmė ir padėjo ten, kur
Nudžiūti. Paskui mes, kai atsikėlėm šiandien, pamatėm, kad kristalas padėtas ant palangės. Šuniuką. Bet neatsimenu, kaip buvo. Mes pasaką sekėm apie šuniuką ir senelis. Tada senelis pamatė šuniuką, tada parsivedė namo, nuplovė šuniuką, padarė valgyti ir tada išėjo į lauką, kad šuniukas biškutį pasivaikščiotų. Ir paskui tas šuniukas pamatė kurmį ir parsinešė į kambarį, paskui tas kurmis pradėjo kvailiuoti. Pakvailiavo, tada močiutė pasakė, o Dieve, Dieve, tada jos abu išleido į lauką, tada su seneliu susitvarkė kambarį ir tas šuniukas ir kurmis pabėgo. Ir paskui, kai senelis nei šuniuko, nei kurmio nerado, ėjo ieškoti į mišką. Ir tada pamatė dar vieną katytę ir tada vieną plovė, darė valgyti ir darė pamiegoti. Ir taip gražiai baigėsi mūsų pasaka. Ateikit, darželi, čia labai smagu. Ateik į Barbora, čia labai daug yra žaislų. Nežinau. Ateikite, Nelė, į darželį. Čia labai daug pramogų. Ateikite pas mane į namus. Pasivaišinsim, pažaisim su pica. Barbora, ateik pas mane, mama, nusistatyk tą telefoną, kur rodo, kur važiuoti ir bestėti. Važiuosim, atsives dar adą. Įsijungti per telefoną tokią programėlę, kur nusistatai Liepaitės darželį, tada rodo kelią ir atvažiuoji į Liepaitės darželį. Prie savo namų, nes mano namai yra šalia darželį ir aš greitai peškom einu į darželį. Čia daug pramogų, čia labai gera rita auklė. Ateikit į darželį, galėsim pažaisti visi kartu ir ten bus daug naujų žaislų. Ateik į darželį, čia labai smagu, galim su draugais pažaisti. Ateikit į darželį, galima čia pabėgioti ir su draugais pažaisti. Ateikit į darželį, čia tikrai patiks. Tikrai nesigailėsit. Ateikit į darželį visi, kad jeigu bus kažkokia ekskursija, mes galėsim jūs vežtis. Ateikit į darželį, čia daromas piknikų. Ateikit į darželį, čia galima apsirengti. Ateikit į darželį, mes einam į lauką. Ateikit į darželį, galima padainuoti, pašokti, pasportuoti, pažaisti ir daryti pratybas. Ir sąskrydžius, dirbti su markeriais, pratybas daryti. Ateikite į darželį, čia daug išmoksite visko naujo, ko dar nesate matę. Ko jūs dar nemokote, dar jūs labai greit išmoksite. Ateikite darželį, čia jūs išmoksit skaityti. Ateikit į darželį, čia
pažinti su mumis. Ateikite darželį, mes jūsų laukiame.